Taigi sveiki visi, šiandieną parodysiu video, kaip su Fraps programa filmuoti savo desktopą. Taigi einate į linką, kuris bus descriptione ir atsisiunčiate šį zip failą. Taigi, kai atsidarote šį failą, įsikeliate jį ant desktop. Kai įsikeliate ant desktopo, jį susiinstaliuokite. Kai susiinstaliuosite, jums ant desktopo atsiras ikonėlė ir ją atidarykite. Kai atidarysite, jums atsiras toks. Taigi, jeigu pas jūs nėra šito dalyko, einame į personalizuoti ir pasirenkame aero temą. Ir paleidžiame frapsus iš naujo. Taigi, kai atsiranda jums šitas dalykas, jį pažymite. Ir galite filmuoti jau su frapsus desktopą. Taigi, čia pasižymėkite kampą, kuriame jums rodytų FPS-ą. Geriausia filmuoti ant 30. Čia hotkey, su kuriuo paspausi tą mygtuką ir jums pradės filmuoti. Čia rodo jūsų mikrofoną. Ir kai pažymite šitą, jums įrašinėja jūsų balsą. O čia, kai paspaudžiate, pradeda įrašinėti Windows garsus. Kai paspausite šitą, jums tik tai paspaudus space įrašinės balsą. Taigi, kaip ir viskas, subscribinkite, laikinkite ir komentuokite.